Jau kuris laikas kaišiadoriečiai ir svečiai pastebėjo, kad prie geležinkelio viaduko veikia 3 keltuvai. Kai kas juos vadina liftais, kai kas neįgaliųjų keltuvais. Tai ilgai laukti rengimai, kurie leis žmonėms su negale pereiti geležinkelį ar pakliūti į peroną ne laiptais, bet šios modernios įrangos pagalba. Įrengimus montavo įmonė Paradis. Kalbintas jos atstovas pripažino, kad žmonės dar nesuprato, kad tai nėra paprastas liftas, o tik keltuvas žmonėms su negale. Tačiau jau pirmas eksploatacijos dienos parodė, kad keltuvais naudojasi visi norintys pasivažinėti. Prie kiekvieno keltuvų durų yra informacija, ne tik kam skirta įranga, bet ir kaip jais naudotis. Deja, teko būti liudininkais, kad žmonės pateiktos informacijos neskaito. Dar blogiau, kad viduje keltuvai jau pradedami lupti informaciniai lipdukai. Be abejo, čia mes visus filmuojam. Visus filmuojam. Rajono gyventojai išbandė liftą. Nu ir kaip jums sekėsi? Labai malonu, bet įsigandau. Kodėl? Nu, sustojau, galvojau, mane jau uždarysit ir paliksit. Bet ten lyg tai parašyta paspaudus, reikia laikyti, ar ne? Paspaudus, nu jo, teisingai. Pavyko, bet greit atkeliavot, nereikėjo nei valandos laukti. Nu ne, valandos nereikėjo. Labai ačiū. Už kelių dienų keltuvai bus perduoti Lietuvos geležinkelių įmonei LTG Infra, kuri ir rūpinsis eksploatacija ir aptarnavimu. Ar nereikėtų pagalvoti, kaip apriboti keltuvų naudojimą tiems, kuriems jie nėra skirti?